Josemičio nacionalinis parkas. Gamtos stebuklas Kalifornijoje. Įsivaizduokite vietą, kur milžiniškos granito uolienos kyla į dangų, o kriokliai kaskadinasi žemyn, sudarydami įspūdingus vaizdus. Tai Josemičio nacionalinis parkas, vienas iš labiausiai žinomų ir lankomų nacionalinių parkų Jungtinėse Amerikos valstijose. Kodėl verta aplankyti? Granitinės uolienos El Capitan ir Half Dome yra tarsi parko vizitinė kortelė. Šios milžiniškos uolienos yra alpinistų mėgstamiausia vieta. Kriokliai Yosemite Falls yra vienas aukščiausių krioklių Šiaurės Amerikoje. Pavasarį, kai ištirpsta sniegas, jo grožis tiesiog atima žadą. Sekvojų miškai. Parke auga didingos sekvojų medžiai, vieni iš didžiausių ir seniausių medžių pasaulyje. Ledynai. Nors šiandien ledynai nėra taip matomi kaip anksčiau, jų paliktas pėdsakas yra akivaizdus. Morenos, lediniai slėniai ir ežerai byloja apie buvusią ledo galią. Ką galima veikti? Žygiai pėsčiomis. Yra daugybė takų, kurie leidžia pasiekti įvairius parko kampelius. Alpinizmas. Yosemite yra alpinistų meka. Stovyklavimas. Parke yra daug stovyklaviečių, kur galima praleisti naktį po žvaigždėtų dangumi. Dviračiai. Yra specialiai pritaikyti dviračių takai. Valčių sportas. Kai kuriuose ežeruose leidžiama plaukioti valtimis. Istorija. Josemičio nacionalinis parkas buvo įkurtas 1890 metais. Anksčiau šiose žemėse gyveno jokutų indėnai. Vėliau čia atvyko aukso ieškotojai, kurie paliko savo pėdsaką parko kraštovaizdyje. Patarimai lankytojams. Geriausias laikas aplankyti vasara ir populiariausias laikas, tačiau pavasaris ir ruduo taip pat siūlo nuostabius vaizdus. Apgyvendinimas. Parke yra įvairių apgyvendimo variantų, nuo stovyklaviečių iki viešbučių. Lankymo taisyklės. Prieš vykdami į parką susipažinkite su lankymo taisyklėmis. Pasiruoškite aktyviam poilsiui, nepamirškite patogių batų, vandens ir maisto. Josemičio nacionalinis parkas – tai vieta, kurioje gamta sukūrė savo didžiausius meno kūrinius. Apsilankykite.